Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galime prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Pasirodo, kai nori, gali. Socialdemokratas Robertas Kaunas užduoda itin taiklų klausimą Seime. Ačiū gerbiamą pirmininkę už galimybę paklausti. Gerbiamą pranešėjų, siūlote iš tikrųjų labai įdomią ir šiuo metu labai aktualią pataisą. Kaip jūs išvardinote, kad taip, turbūt neužtenka tik tai drausti praktikuoti, bet turbūt reikėtų drausti ir skleisti karo kurstymą ir neapykantą. Tad kaip jūs manote, ką daryti, kai vienos partijos pirmininkas viešai galimai kursto karą ir smurtą, viešai erdvėje diskutuoja, kaip reikėtų ką nors nušauti? Visi mes suprantame, kad karo metu bus tokie sprendimai, kokie bus reikalingi ginant Lietuvą. Bet tokia išankstinė retorika kenkia Lietuvos interesams ir saugumui jau dabar. Buvo įvairių minčių apie šaulių ginklų platesnį paskirstimą, o gal net ir laikymą namuose. Bet kaip jūs įsivaizduojate ginklų platinimo leidimą, kai vienos iš tradicinių Lietuvos partijų pirmininkas galimai siūlo rūšiuoti į nelojalius ir nušauti Lietuvos piliečius? Tokia išankstinė retorika skatina neapykantą, kursto dviprasmybės, siunčia žinutės radikalams. Tai smurto kurstimas, ne kas daugiau. Kaip jūs manote, ar tokios partijos pirmininko nuomonė yra partijos nuomonė ir ar jūs šią pataisą kartais nesiūlote uždrausti konservatorių partijos? Laikas. Vyriausybės mokesčių pakete numatyti nekilnojamojo turto mokesčių ir gyventojų pajamų apmokestinimo pokyčiai paskutiniam balsavimui į Seimą sugrįž kitą, o ne šį ketvirtadienį, sako Seimo pirmininkas valdančiosios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Nežinau, ar tai susijęs su ūkininkų ketvirtadienį vykstančiu protestu, tačiau reikia priminti šią informaciją. Ūkininkai, birželio 19 dieną, ketvirtadienį 10 val. Prie Seimo vyks įspėjamasis ūkininkų protestas prieš vykdomą buldozerinę mokesčių reformą. Mes privalom ten dalyvauti, nes paskui bus per vėlu. Atvažiavom į Vilnių! Valas! Nėra neįveikiamų kliūčių ūkininkams. Dalis visuomenės nepritarė Seime svarstomam įstatymui nėštumo nutraukimą ir kontracepciją kompensuoti mokesčių mokėtojų pinigais. Tai nesuderinama su valstybės prioritetais ir pažeidžia mokesčių mokėtojų sąžinės laisvę. Apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą antradienį spaudos konferencijoje diskutavo specialistai, siekiantis atkreipti dėmesį į žalą, kurią atneštų šis įstatymas, jei jis būtų priimtas. Peticijos autoriai rašo, nepritarėme žmogaus gyvybės naikinimui. Mokslui nekyla abejonių, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo apvaisinimo momento, susijungus vyro ir moters lytinėms ląstelėms, todėl abortas yra žmogaus gyvybės nutraukimo procedūra. Žmogaus gyvybės sudaiktinimui. Pradėto žmogaus gyvybės nutraukimas dėl kitų asmenų interesų žmogaus gyvybę prilygina daiktui, su kuriuo galima elgtis pagal jį turinčio asmens pageidavimą. Aborto kaip teisės įtvirtinimui. Teisė į abortą sukurtų pareigas kitiems asmenims dalyvauti gyvybės naikinime, kas yra nesuderinama su žmogaus sąžinės laisvė ir orumu ir taip toliau. Kur galima pasirašyti peticijai, perskaityti pilną jos tekstą, paliksiu šio vaizdo įrašo komentaruose. Užmeskime akį Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas rimtai svarsto įsitraukti į karą tarp Izraelio ir Irano. Anot leidinio šaltinių, Donaldas Trumpas rimtai svarsto prisijungti prie karo ir pradėti Jungtinių Amerikos valstijų smūgį prieš Irano branduolinius įrenginius, prieš pažeminę urano sodrinimo gamyklą Fordow. Situacija pasaulyje kaista milžiniškais tempais. Jungtinės Amerikos valstijos blokavo griežtą didžiojo septyneto pareiškimą dėl Ukrainos, kuris būtų pasmerkęs Rusiją, teigdamos, kad nori išsaugoti savo gebėjimą derėtis, antradienį sakė viršūnių susitikimo šeimininkės Kanados pareigūnas. Donaldas Trumpas per G7 viršūnių susitikimą turėjo pasikalbėti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau pirmadienį skubiai išvyko dėl Izraelio ir Irano konflikto. Vis dėlto didžiojo septyneto lyderiai pirmadienį buvo vieningi, paskelbę bendrą pareiškimą dėl Irano ir Izraelio konflikto. Jie palaikė Izraelį, bet
taip ragino deeskaluoti konfliktą. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.